Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų birželio 7. Šiandien grįžau su kalno augalų. Nieko naujo mano dienotvarkėje. Mano draugystė su jais prasidėjo seniai, nors negaliu tiksliai pasakyti kada. Gal nuo to pirmo svogūno, kurį gavome namų darbams, sudaiginti iki laiškų. Atidžiai stebėjau tų laikų standartinį stiklinį grietinės indelį pripildytą vandeniu, kviečiantį perlamutrinės šaknų gijas žemyn, paskaičiai smaragdinius laiškus aukštyn. Niekada nebuvau svogūnų valgymo fanė ir dabar staiga galvoju, kad tas pirmas svogūnas galėjo būti prie to prisidėjęs. Augalai mane jau seniai moko, kad pilnas ciklas yra ne tik dygimas, augimas ir žydėjimas, kad nokinimas ir miegas yra tokios pat žavingos dalis, kad be vieno nebūna kito ir manęs nenustoja žavėti, kaip gyvybė moka susipakuoti į regimai vieną tašką, su visomis lapų, linijų, žiedų, spalvų, nektaro kvapų ir žiedadulkių formų instrukcijomis. Aš sakau, kad mano augalai yra mano vaikučiai. Juokiuosi ir juokinu kitus, bet viduje gal ir nelabai juokiuosi. Man atrodo, kad kai žiūriu į kiekvieną smilgą, girdžiu, kaip jos viduje aidi, o mano viduje atsispindi jos daina. Sprendimai turėti kokį nors gėlyną kiekvieną kartą man kelia daug prieštaringų minčių, nes gėlynas vienareikšmiškai yra kažkurio augalų naikinimas vardan vietos ir dirvos kitiems. Bet ar tikrai gali išsirinkti mėgstamiausią vaiką? Ir kada matėt, kokios gražios usnės, kokios kantrios ir narsios balandos augančios visur, kur atrodo net neįmanoma augti? Ar sustojat pažiūrėti, kaip žliūgės nusėtos baltomis perlamutrinėmis žvaigždutėmis, o mėlynakės Veronikos lyg su ašara akyje, o kiekvieną mažiausią miglę džiaugsmingai mojuojanti savo šluotelėmis? Todėl augalai su manim dažnai grįžta. Manau, nebuvo kelionės, iš kurios nesu grįžusi su kokia sėkla kišenėje. Dauguma jų taip ir lieka gulėti kur nors mano lentynose. Neignoruoju invazinių augalų grėsmių, ypač kurias gerai primena dabar mėlynuojantis lubinai ar rudenį geltonuojančios rykštenės. Čia pat, už mano langų. Neturiu jokio plano sodinimui. Beveik niekada. Su nedideliu pavydu žiūriu į sodų brėžinius, į lygias linijas ir apgalvotą sodinimą, nes tvarka ir sulgiavimas man labai patinka. Bet su augalais man taip nesigauna. Pastoju su jais rankose, kartais net ir su sėklomis, ir jie mane nusiveda ten, kur jie nori apsigyventi. Man tereikia juos ten nugabenti. Teko pagalvoti apie kordycepsą valdantį mane ir verčiantį visą tai daryti. Bet hei, grybai yra tokie pat žavingi ir aš neketinu su juo bartis. Na ką, metas į lauką. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.